Sveiki sugrįžę į mano YouTube kanalą, bei sveiki tie, kas esate pirmą sykį, malonu jūs matyti. Kviečiu prisijungti prie mano kanalo narių, bei taip gauti daugiau video iš karto, bei taip pat padėti mano kanalui augti, tai tikrai kviečiu prisijungti. O aš grįžus iš Druskininkų, sulaukiau siuntos savo šeino ir labai jos laukiau, nes čia yra dalykėlių nagams daryti geliniams, kurių laukiau, bet iš tikrųjų dar norėjau pasakyti, kad šitos nagučius uždėjau su naujais klijais iš Temu pamėgint, kuriuos reklamavo, kad labai gerai laiko nagus, tai iš tikrųjų gerai laiko, nes aš buvau ir akvaparke ir visa kita, ir šitie nei vienas nagas net nepajudėjo priklijuojamas. Tai, žodžiu, žinosiu, kad kai, pavyzdžiui, tingėsiu darytis gelinius nagus, žinosiu gerus klijus, su kuriais galima tiesiog greitai užsimesti kokį nori nagų dizainą. Tai pliusas, bet, sakau, labai laukiu šitos siuntos dėl dalykėlių nagam. Tai dabar ir pažiūrėsim, ką čia gavau. Yra ir kitų dalykų, kurių laukiu labai, tai jo, ypač vienu labai dabar prisimenu, bet pažiūrėsim, kaip ištrauksim. Kas bus pirmas. O, dvigubai supakuota, maišas maišė. Tai tuomet tiesiog traukiu, kaip kas bus. Tai pirmas dalykas yra nagam. Čia yra toks kaip metalinis, kaip auksinės spalvos toks su teptuku tepti nagų dizainam daryti. Irgi labai laukiu. Aš nežinau, kaip man seksis daryti nagų dizainą, kadangi pas mane dreba rankas, plus aš esu labai netalentinga piešėja šiaip, tai pažiūrėsim, bet tiesiog norėjau nusipirkti. Tuomet nusipirkau naują šveičiamąją pirštinę į dušą, nes savo praeitą naudoju apie metus gal kažkur. Tai galvoju pasikeisti tiesiog, tai perku išeinu, labai geros tos pirštinės šveitimo. Tai va, tiesiog turėsiu pasikeitimą į naują į dušą pirštinę. Labai pigi be to jinai. Toliau buvo klausimų, kokias aš blakstienas deduosi dažniausiai. Tai čia būtent jos ir yra, kadangi maniškės pasibaigė. Tai šitos blakstienos iš šeino uždėsiu koduką. Šitas prisikliuoju su ilgalaikiais klijais. Man labai jos patinka, jos rudos. Ir tiesiog labai gražiai riestos ir visa kita. Tai tiesiog jau reikėjo, nes pasibaigė. Toliau turime matinį topą nagų gelinių, nes žinau, kad daugam nepatinka matiniai nagai, bet man tai visai gražu yra matiniai nagučiai. Tai norėjau turėti, kadangi turiu paprastą, bet norėjau turėti ir matinį variantą. Toliau, čia yra kažkoks irgi lakas gelinis, tai jau pasižiūrėsim. Rubber Base Gel, gerai, čia yra Rubber Base gelis, kaip sakant, tai irgi pamėginsim šitą nude spalvos be to. Toliau turim Gel Polish ir kokia čia spalva šito Gel Polish. Išsitraukim, pažiūrėsim. Šičia yra, va tokia va mėlyna spalva, šiauriai graži, man patinka mėlyna spalva, tai pagalvojau, turėsiu pavasariui arba vasarai, nes labai man patinka mėlyna spalva. Toliau turime dar vieną nagų gelinį laką. Šitas yra maždaug kaip ir parodyta čia, tai toks baltas su raudonais tokiais dalykėliais, labai gražiai atrodė nuotraukose, pažiūrėsim kaip gyvai atrodys, bet, žodžiu, norėjau tikrai tokį pasigriebti. Toliau, wow, gerai, net nežinau, kuri pirma. Tai aš turiu dangtelių savo telefonui visokių, bet aš vieno niekaip nenusipirku, kuris man labai patiko, kai aš turėjau dar prieš 5 metus atgal, aš turėjau tokį oranžinį dėkliuką iPhone'ui. Bet turėjau tą tikrą iPhone'ui su iPhone'o ženklu, oranžinį, ir man labai patinka oranžinis dėkliukas. Bet aš taip ir pamiršdau nusisakyti oranžinį dėkliuką, bet kai pamačiau šitą su MagSafe, galvoju, o čia yra toks, kokio aš maždaug norėčiau, nes ta tokia spalva oranžinė. Tai šitoks dėkliukas žiauriai gražiai atrodo, ta prasme, pasaka pasakėlė, tai pasigriebiu šitą oranžinį dėkliuką. Manau, jį ir užsidėsiu, nes tiesiog žiauriai graži spalva man oranžinė. Gerai, toliau turime
Dar vieną laką. Čia šitas labai man patiko. Kas žiūrite mane ilgiau, turbūt žinote, kad mano mėgstamiausias spalvas yra mėlyna ir rožinė. Ir kai aš mačiau šitą laką, aš galvoju, I need it. Žinojate dėl ko? Čia yra šitas nagų lakas, kur keičiasi palei temperatūrą. Jeigu ten padedi po šaltu kranu, pasikeičia spalva į vieną spalvą. Jeigu būna karščiau, tuomet į kitą spalvą. Tai čia yra būtent, kur keičiasi tarp rožinės, mėlynos ir tokios į violetiškumą. Tai manau, kad turėtų taip gražiai atrodyti, žinot, kaip perėjimas tas visas dalykas. Tai pamėginsim irgi kažkada. Toliau turime turbūt dar vieną laką, nesakau, čia tikrai bus daug lakų, kadangi vis tiek pigiau siųstis yra iš šitų dalykų. Mačiau tik toje, kad ir kitos, net meistrės siunčiasi iš Šeinų ir panašiai, tai galvoju ir aš pamėginsiu. Va, šito labai dalyko laukiu, čia yra Fiber Rubber Base Gel. Tai pasiskaičiau, kad šitas dalykas yra labai geras išmėgint, tai pasigrėbiau tokį, pažiūrėsim, kaip bus. Toliau turime, jeigu neklystu, čia yra galvos skarelė miegui ir čia yra būtent tokie, kokios aš dabar ieškau, kadangi aš turiu tokią šilkinę galvos tą skarelę uždengiamą nakčiai, bet jinai yra mano su tuo sutraukimu priekyje arba gale, kur tu nori. Ir man būna ryte atsibundu ir būna nuspausta oda ir aš žinau, kad mano oda yra ekstra, kaip sakant, jautri tokiem dalykam, tai aš pamačiau, kad šiaip dauguma žmonių perka šitokias, kadangi tu užsidedi ir tu apsiriši tiek, kiek tau reikia ir nėra jokio kito spaudimo, tik tais medžiaga. Tai tu gali visai lengvai užsirišti, žinot, va taip, kur tu visai lengvai ir plaukai tavo būna čia. Tai šitą pasigrėbiau, gal duosiu mamai, jeigu jai tiks, o aš šitą dėsiuos, nes labai gerai plaukam ir nespaus žodžio galvos. Toliau, dabar žiūriu, ar tik tie du dalykai liko, ar dar yra, nes čia bus rūbeliai. Tai noriu pažiūrėti, ar nėra dar kažkas. Yra. Va, šitą irgi labai laukiau. Ai, dar yra. Ok. Čia maišas, žinot, kaip būna. Va, šitą laukiu, aš galvoju, gal netyčia man ateis iki naujų metų, bet neatėjo, bet nesvarbu, nes aš vis tiek jos panaudosiu kažkada, kažką darantis ir panašiai. Čia yra prisegami, kaip būna prisegamos plaukų sruogelės, tai čia yra prisegamos plaukų sruogelės spindinčios, tokios. Nežinau, gal esate matę, kaip įsiriša į plaukus tokias spindinčias juosteles merginos, kad būtų tokie spindintis plaukai, kaip sakant. Tai čia yra prisegamos, tai pagalvojau, kad ir ne visas, čia man rodo 6 yra, ar 12. Tai jeigu įsisegt, kad ir kokia, žinot, 2 kur nors, po plaukais, tai atrodys, man atrodo, įdomiai, tai pamėginsim, kad nors pasidaryti. Gerai, kas čia atskirai supakuota? Žinau turbūt, kas atskirai Šeiglamo dalykas. Taip, Šeiglamas atsiunčia atskirai, nes jie kaip rimtas makiažo brandas jau yra. Tai jo. Čia yra dalykas, kurį iš tikrųjų aš neseniai pas save atradau ir pažiūrėjau, kad pas mane pasibaigęs tiesiog. Ir pagalvojau, noriu nusipirkti vėl, nes iš tikrųjų labai patogus produktas, nežinau kodėl buvau apie jį pamiršus, bet čia yra kontūras Šeiglamo, labai visų mylimas ir žinomas. Tuo, jeigu atidarysiu, papasakosiu labiau. Pagaliau pradariau, tai čia yra šitas kontūras, manau, matytas daugam. Tik šįkart pamėginau kitokią spalvą, nes pas mane yra pasibaigusi spalva Golden Sun, dar neišmečiau. Tai jinai į visišką pabaigą labai nedaug to produkto jau pasiema, bet jinai, kaip matote, yra tokia ne per tamsiausia, ta prasme, nėra toks visiškai tamsus kontūras. Tai aš norėjau šiek tiek tamsesnio, tai pasigrėbiau šitokią spalvą, tikrai tamsesnė spalva, bet va, dabar su šituo kontūruosiu ir kas man patinka, jo visiškai nedaug reikia, ta prasme, jisai labai pigmentuotas.
Noriu truputėlį pasklaidyti, kad pamatytumėt maždaug kaip. Tai va, jisai labai pigmentuotas ir pažiūrėsiu. Manau, kad šita spalva gali būti per tamsi žiemai, bet kas čia žinos, gal jeigu nedaug dedant visai bus gerai. O šita, tai matot, kai išsisklaido, ta kur šviesesnė, nelabai jos iš vis matosi. Tai aš pagalvoju, kad tikrai reikia tamsesnės, bet nu, čia reikės žiūrėti, žinot, kaip atrodys ant odos, ant veido. Tai spalva čia yra, kur užsisakiau dabar Brown Sugar. Na ir kaip sakiau, turiu rūbų dalykėlius. Tai pirmas dalykas, matau, supakuotas į vakuumą, nes jisai užima daugiau vietos. Tai truputėlį papasakosiu. Aš turiu pižamą vieną iš Sheino. Ir kas matėt mano vlogmas, ją matėt dažnai, tai tokia juoda pūkuota pižama, kelnes ir bliuzonas. Ir su jais labai šilta, todėl aš dabar šiuo metu būna, kad ryte išsiskalbiu tą pižamą ir vakare tą pačią užsidedu. Ir panešioju kelias dienas ir vėl ryte išsiskalbiu ir vakare užsidedu, nes pas mane šią žiemą tikrai šaltoka, kadangi ši žiema pradėjo būti šaltoka. Taip, aš pagalvoju, aš noriu kitos pižamos, tokios šiltos, kad turėčiau pasikeisti, kad ne visą tą pačią juodą dėvėti. Tokios šiltos. Iš pradžių žiūrėjau Vinted, koks ką žmogus parduoda, žinau, gal kažką galėčiau rasti Vinted, bet neradau tokio, kokio norėjau varianto, tai suradau Sheine pigų su akcija, su belio kokia akcija, man atrodo, už tą pižamą gavos, kad aš sumokėjau gal 6-7 eurus. Nu, žodžiu, tokia akcija pristaikė, buvo kažkoks išpardavimas prieš naujosius metus. Ir šita pižama atrodo šitaip. Tai yra ruda, tiesiog tokia ruda spalva ir kišeniukas yra toks kaip su leopardo lyg raštu, nes man patinka dabar tas raštas, kaip matėt ir iš kepurėlės. Švelnumas neišpasakytas, tiesiog wow, 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 žiauriai švelni. Ir taip pat kelnes tokios su leopardo raštu. Labai pasiėmiau, man atrodo, aš net M dydį, kad būtų, žinot, miegoti labai patogu, kad jaustumės toks kaip, taip, M dydį pasiėmiau, toks kaip nežinau, toks, kaip galėtum su pledu, iš pledo pasisiuvęs pižamą, nežinau. Tai didesnį ir viršų ėmiau, kad toks apdirbęs būtų ir kelnes. Kelnes bus turbūt ilgokos, nu jau matau, kad bus ilgokos. Gal reikėjo vis dėlto esą imti, bet aš labai norėjau, kad man būtų toks jausmas, kad tu tiesiog labai laisvai jauties. Tai jeigu ką, visą laiką galima kelnes pasitrumpinti, bet gal bus gerai ir taip. Tai vat, žiauriai minkšta. Aš jau žinau, kad šiandien po dušo, šiandien sekmadienį, šiandien po dušo tikrai užsidėsiu šitą naują pižamą, nes aš jau noriu. Nes minusas geras lauke toks, tai I need it. Štai kaip atrodo pižama ant manęs. Su ilgiu viskas gerai, jeigu užsikeli labai aukštai pižamą, ta prasme, iki čia. Tai kaip ir gerai pižama, gerai didesnė, tokia apkritusi, nes, sakau, patogiau. Tai visai geras pirkinys, ką pukutis. Ir šiltai išmiegojau. Na ir kitas dalykas, ir žiūriu, ir šitą M pasiėmiau. Nežinau, kaip čia aš susižaidžiu, dėl ko M. Gal dėl atsiliepimų pasiėmiau M? Nu nieko, gal nebus didelis. Tai čia yra kostiumėlis, rudas, nes man pradėjo patikti ruda spalva. Ir anksčiau nelabai mėgdavau jos, bet dabar visai patinka. Ir pagalvojau, nelabai čia žiemai, čia labiau pavasariui, rudeniui, gal net vasarai. Toks komplektukas, aš jau matau, kad man reikėjo imti esą. Tai blogi buvo atsiliepimai Sheine. Nu, jeigu bus labai per didelis, galima parduoti Vinted. Tai jeigu ką, mano Vintedas gerdaris. Tai yra tokia maikutė viršus. Ir aš norėjau, kad jinai būtų aptempta, aš jau matau, kad jinai bus tokia laisvesnė. Nu, bet palaukit, gal kelnes bus gero dydžio tuomet, nu. Gal dėl to aš ją ėmiau, gal dėl kelnių rašė. Nu, ne, bet ir kelnes tokios didokos. Nu, kaip nors, žinot, kaip nors. Pasižiūrėsiu, kaip bus, kai užsidėsiu. Ir čia yra kelnes su tokiu, matot, nežinau, nukritimu į apačią, papildoma medžiaga ir laisvų galų. Tai jo, tokie tiesiog, toks kostiumėlis,
Simple Dimple, rudas, visa kita, tik sakau, tikiuosi, kad dydis tiks, nu ir kelnės tokios jau ilgesnės. Nežinau, dėl pižamos tai aš suprantu, kodėl aš tau, man atrodo, šitą M ėmiau dėl to, kad atsiliepimai buvo, kad jim didesnį, man atrodo. Bet negeri atsiliepimai, nes tikrai M kaip M, tai S man būtų buvęs tobulas. Ir dėl ilgio, ir dėl dydžio. Bet pažiūrėsim, gal užsidėjus, gal atrodys visai kitaip, žinot. Štai kaip atrodo komplektukas, tai kaip ir sakiau, viršus yra per didelis, nes esmė, kad čia turi būti aptempta. Čia aptempta. Ir šičia irgi man laisvoka prie liemens, bet jeigu viršus tik būtų mažesnis, būtų dar gerai, nes kelnės, nu taip, šiek tiek ilgesnės, bet kadangi mano kojas tampesnės už viršų, tai kelnės dar kaip ir gerai. Bet viršus tikrai turėjo būti, nu palei žino tą dizainą, jis turi būti aptemptas. Bet net nežinau, ar pasilikti, ar parduoti ir užsakyti savo dydį. Pukutis. Ar pasilikti tokį kaip tiesiog, nu, kitokį variantą, žinot, su patogesniu viršum, nežinau, bet tada neduoda to tokio vaibo. Nes šitaip iš karto atrodo kitaip, bet net nežinau. Nes kai nėra tas viršus aptemptas, nu, šitaip iš karto gražiau atrodo. Tikrai nesakykit. O šitaip atrodo, kad net nėra tarpo, ta prasme. Nežinau. Net nežinau, ką daryti, žinokit. Žiūriu ir neapsisprendžiu, ar pasilikt, ar parduot ir užsisakyti tiesiog savo dydį. Šiaip medžiaga žiauriai maloni, ta tokia kaip medvilnė, tokia, nu, švelni, labai maloni medžiaga iš tikro. Tai, nežinau. Didinimo gerda, tai nusprendžiau pasilikti šitą kostiumėlį dėl to, kad jis dabar brangesnis 3x negu kad aš pirkau šitą. Tai matyt, aš pataikiau ant labai geros, kaip sakant, nuolaidos, o dabar jisai žiauriai brangus, tai pasilieku. Ačiū, kad žiūrėjote šitą video, jeigu jis jums patiko, būtinai palaikinkit ir pasubscribinkit, man be galo daug tai reiškia, tai tikrai nepraleiskit ir paspauskit tą mygtuką subscribe prenumeruoti. Ir pasiekite mane Instagram'e bei TikTok'e, ten visat jūsų laukia, dabar ir susitiksime kitame video.